Apie elektrocheminį valymą. Po virinimo argono aplinkoje mes turime visada pakeitusias spalvą siūles ir mums jas reikia kažkaip tai nuvalyti. Visokie abrazyvai ir taip toliau. Vienas iš būdų yra elektrocheminis valymas. Dažniausiai to patys nežinodami mes visą įrangą turime namuose. Noriu priminti, kad reikalingas Stiglif. Nebūtina pirkti brangios įrangos, kuri yra specialiai skirta elektrocheminiam valymui. Elektrodais virinti aparatukas, kuris turi Stiglif funkciją. Tigas argono aplinkoje, kuris turi Stiglif funkciją ir gali susimažinti savo amperažą iki maždaug 10 ar žemiau. Ir kempas, kuris gali gana žemais amperažais dirbti ir turintis Stiglif funkciją taip pat yra tinkamas mūsų šiam nedideliam eksperimentui. Taigi noriu parodyti, kaip visą tai veikia. Labai paprasta, mums reikalingas anglinis šepetėlis, reikalingas štai toksai skystis, specialus elektrolitas. Šitas būtent nėra labai agresyvus, jisai yra paprastas, nelabai stipriai juodom siūlėms valyti. Šokame į testą ir pamatysite, kaip viskas čia yra paprasta. Taip, viskas paprastai, tai nedidelis namų sąlygomis valymo įrenginys ir visas tas marmalas plauna lengvai vandeniu, neutralizuojasi, nereikia jokių specialių neutralizatorių. Kaip ir minėjau, tai nėra labai agresyvi rūgštis, tiesiog elektrolitas. Ačiū uždėmesį, kaip visada, kad esate kartu. Laukiu komentarų, kaip jums atrodo, gal kas nors yra atradę ką nors tobulesnio negu medžiaga rodyta mano apžvalgoje. Taip kad esu dar kartą dėkingas ir iki sekančių susitikimų.